Sveiki! Šiandien išsiaiškinkime, kokią tirpalo savybę nusako tirpalo pH. Kad išsiaiškintume šią tirpalo savybę, visų pirma pabandykime suklasifikuoti tirpalus. Praktikoje tirpalus galima suskirstyti į dvi grupės. Tai rūgštiniai ir baziniai tirpalai. Ar tirpalas bus rūgštinis ar bazinis, lemia vandenilio ir hidroksidų jonų koncentracija tirpale. Tirpalai, kuriuose vandenilio jonų koncentracija yra mažesnė negu hidroksido jonų koncentracija, yra vadinami baziniais tirpalais. Bazinius tirpalus, kaip pavyzdį, galime sutikti ir buityje. Jų pavyzdys yra muilas ar skalbimo miltelių skystis. Rūgštiniais vadiname tokius tirpalus, kuriuose vandenilio jonų koncentracija yra didesnė negu hidroksidų jonų koncentracija. Pavyzdžiui, citrinų rūgštis arba sieros rūgštis. Dažniausiai neužtenka apibūdinti tirpalo kaip rūgštaus ar bazinio. Reikia nustatyti, kiek jis yra rūgštinis ar bazinis. Šiuo tikslu yra naudojama rūgštingumo rodiklis pH. Jis parodo, kokia vandenilio jonų koncentracija yra tirpale. Šio rodiklio vertės yra nuo 1 iki 14. Kuo skaičius mažesnis, tuo tirpalas rūgštingesnis. Jei tirpalo rūgštingumas yra 7, tai reiškia, kad vandenilio ir hidroksido jonų koncentracijų kiekis yra vienodas. Taigi, tirpalas yra neutralus. Kaip neutralaus tirpalo pavyzdį galime vaikyti mums labai gerai žinomą vandenį. Vizualiai rūgštinis skystis nuo bazinio gali niekuo nesiskirti. Vienas iš būdų nustatyti skysčio pH yra indikatorių naudojimas. pH indikatoriai – tai tokios medžiagos, kurios keičia spalvą priklausomai nuo to, kiek ir kokių jonų vandenilio ar hidroksido yra tirpale. Indikatoriui gavus tam tikrą spalvą, ji yra palyginama su spalvų skale, kurioje yra sužymėtos pH reikšmės. Toks pH nustatymo būdas yra vadinamas kalorimetriniu. Tiksliau pH galime nustatyti elektrometriniu būdu, naudojant pH metrą. Yra pH indikatorių, kuriuos galime rasti ir gamtoje. Vienas tokių pavyzdžių yra raudonuosiuose kopūstuose. Įlašinus kopūstų sulčių į tirpalą, tirpalas nusidažys tam tikra spalva, kuri priklauso nuo tirpalo pH. Šiandien bandymo metu nustatinėsime tirpalų pH įlašinami į tirpalą raudonųjų kopūstų sulčių. Tirpalas nusidažys tam tikra spalva. Po to įmesime sauso ledo gabaliuką ir pamatysime, kad tirpalas pakeis spalvą. Tai yra pakis tirpalo pH. Sausas ledas yra pagamintas iš anglies dvideginio dujų, kurios ištirpdamos vandenyje sudaro rūgštį. Dėl susidarančios rūgšties kinta tirpalo pH, o taip pat ir indikatoriaus spalva.